Sveiki visi ir prieš pradedant šitą video norėčiau paminėti tą žmogelį, kuris pateko į mano video. Štai jisai. Sveikinu tave ir jeigu taip pat norite patekti mano sekant video, per pirmas 30 minučių, kai kelsiu video, parašykit bet kokį komentarą, taip pat visus komentarus, kuriuos parašote per 30 minučių nuo video įkelimo, aš būtinai paloginu. Nu, mes pradedam. Sveiki visi! Su jumis aš Maineksas Ir Danielius. ir šiandieną mes žaidžiame žaidimą esu ir nesu. Esu tai daręs ir nesu to daręs. Alright, taigi paprastas taisyklės turim lapelį esu ir nesu, nu, tiksliau ne. Ir mes skaitysim jūsų užduotus mum klausimus, todėl galime pradėti. Ir pirmas žmogus, kuris uždavė mum klausimus, yra Gerdutė Dobrovolskytė. Atsiprašau, neteisingai perskaičiau pavardę, labai sorry. Tai va, aš niekada nesu žiūrėjęs nešvankių video. Kai keisti klausimai? Esu. Ne. Iš tikrųjų nesu. Ir taip pat sekantis klausimas nuo jos. Pavėlavęs į susitikimą. Deja, esu. Galiu net buvau porą kartų, bet iš tiesų, ką noriu pasakyti, aš labai nemėgstu vėluoti. Dėl to aš dažniausiai atvažiuoju net anksčiau, negu buvom susitarę. Nes man tiesiog labai nemalonu, labai nejaukiai jaučiuos, kai aš vėluoju. Tiesiog labai realiai, nemaloniai. Pas mane tai aš visą laiką varau į kažkokį tai susitikimą ten, nežinau. Mesgi skaitom su draugais, pavyzdžiui, susitikimą. Jo, va, su draugais tas pats, va, tipo. Aš visą laiką paskutinis atvažiuoju. Visą laiką jums ten rašau paskui. Būsiu už 5 minučių, ne ten už 10, ne už 20. Čia visą laiką. Po to už valandas atvažiuoju. Jo. Ok, sekantis klausimas yra nuo Loveris GD. Ar esi pridarę šunybių, kurių tavo tėvai nežino? Esu. Nu, aš ir... Man atrodo, nėra tokio žmogaus, kuris to nėra darė. Greičiausiai. Gerai, aš niekada nesu pabeizėjęs viešumoje. Ok, esu ir ne vieną kartą. Čia labai toks keistas klausimas, nes... Ir aš niekada nesu išėjęs į lauką be triusikų. Esu. O, čia esu į kiemą buvau myšęs. Žodžiu, aš esu vieną kartą išėjęs tik į lauką be triusikų. Ir nelabai noriu sakyti priežastį, kodėl. Ne, man tai priežastis, aš buvau svečiuosi ten Baltarusijoje. Ir ten, ir tam name, kur mes buvom, ten nebuvo tualeto. Ir buvo lauko tualetas. O prie ko čia triusikai? Buvo naktis, karočią, aš buvau nuėjęs į tualetą. Be triusikų? Ne, su triusikais. Išėjai be triusikų? Išėjau be triusikų. Kur tu jas padėjai? Aš pamiršau užsidėti. Ne, turim tai? Jo, aš buvau toks miegojantis. O tai tu čia buvo vidury nakties. Kam tu jas pilnai nusiėmė į kojas ištraukiau iš triusikų? Aš neištraukiau, aš tiesiog pataivę paskui jau. A paskui ten vidury kelių maždaug užsinėjau. Kažkaip tai ten buvo čia. Taip, sekantis klausimas nuo Ugnės. Aš niekada nesu naudojęs medžių lapų kaip kupiūrų. Oi, vaikystėje esu daug kartų, labai daug kartų. Labai buvo smagu, žoskai faina. Taip. Sutinku. Toliau, nuo Gabrielės klausimas. Ar esi sulaužęs draugo daiktą ir jam to nepasakęs? Čia, kaip pasakyti? Vaikystėj labai daug kartų. Kalbant apie dabar, ne. Jo, vaikystėj va būdavo labai dažnai ten nuvarai ten kokį nors ten kamolį, va pavyzdžiui, tą patį paėmė, susprogdini ten žaisliuką kokį. Užmeti kažkur kamolį. Jo, čia labai dažnas įvykis. Ar tu niekada nesi buvęs sulaikytas policijos pareigūnų? Esu. Praeitais metais buvo įvykis. Aš nežinau, aš pasakysiu pam. Tave buvo sulaikytas? Jo, čia buvo labai seniai. Man buvo gal kokie 3 metai, nežinau, vienas iš tų įvykių, kurį aš atsimenu 3 metų būdamas. Mes važiavom mašinai ir mano mama, jinai viršėjo greitį ir mus ten buvo sustoję. Tai tavo mama sustabdė, ne tave? Nu, tava dėl to aš ir sakau. Tai ne, tu nesi. Nu, tai tada va. Tai nesikeida. Gerai, aš esu ir mano situacija buvo labai kvaila. Aš jau pasakau šitą story time, bet pakartosiu. Žodžiu, aš važiavau namo su dviračiu ir važiavau keliu. Užkilau į kalną
Ir aš važiavau be šalmo. Ir pravažiavo policija, apsisuko, įsijungė migalkės, mane sustabdė. Ir bandė, nu žodžiu, ir sakė, kad klausinėjo, kodėl aš važiuoju be šalmo, kad ar žinau, jog negalima taip toliau, nu žodžiu. Jo, žodžiu, esu sulaikytas. Įsivaizduoju tą įvykį, ten mašina paskutą vėjusi ir tu toksai. Ok. Sekantis klausimas vėl nuo McLeodo, aš niekada nesu kažko padaręs ir apkaltinęs kito. Vaikystėj būdavo dažnai labai. Tai ir ne vaikystėj, ir dabar. Ne vieną kartą. Dabar aš neprisimenu. Dabar tai pas mus dažnai vos ne kasdieną būna. Aha. Xcraft X, ar jūs esate galvoję apie savižudybės? Never fucking never. Ne, aš gyvenu gerai, nėra priežasties. Gyvenimu reikia džiaugtis, o ne smerkti, kaip aš jau sakau visą laiką. Sekantis klausimas nuo pingvino, aš niekada nepagadinau oro ir apkaltinau kitą žmogų. Esu. Ypač šunį. Labai patogu, kada tu turi šunį. Okay. Klausimas nuo Emilio, aš niekada nesu papirkęs mokytojos. Pro gimnazijoje esu papirkęs vieną kartą mokytoją, man pasisekė kažkokiu būdu. Papasakosiu kaip. Nes iš tiesų čia nėra labai įdomi istorija, tačiau buvo taip, kad aš gavau dvejetuką, man rodos, iš istorijos ar iš matematikos. Neprisimenu, istorijos ar matematikos, čia buvo kažkur prisimenu 6-7 klasė, gal ir 5 dar. Žodžiu. Ir prieinu prie mokytojų, sakau, nu gal kažkaip galim susitarti. Aš žiūrėkit, va, jums nupirkčiau šokoladuko, o jūs man parašytumėte geresnį pažymį. Nu, žodžiu, iškart mokytoja laužės, bet pats sako, nu gerai, parašysiu 8. Nu, aš nuėjau į parduotuvę, nusipirkau milkos, daviau mokytojai. Ir jo, man prašė 8. Už šokoladą? Jo, už milką. Neįsivaizduoju. Kaip tu taip galėjai? Nu, bet aš tai niekada nesu. Nes aš tiesiog gyvenu tokiai šaly, kur tai nėra įmanoma. Nėra priežasties, ten tiesiog nieks to nedaro, niekada. Trumpa pauzė. Greitai rašyk į šią pliusiuką, jeigu dažiūrėjai iki šito momento ir pats pirmas, kuris parašys pliusiuką, bus paminėtas papildomai sekančio video pradžioje. O mes lekiam žiūrėti toliau. Aš niekada nesu žiemą maudęsis. Esu. Esu jūroje maudęsis, esu ežere maudęsis. Aš atsimenu, pas jūs atvažiuodinėdavau, tai labai dažnai varinėdavom ten žiemą, pavyzdžiui. Maudytis. Alright. Na ir kaip jau viskas, klausimai baigės. Su jumis buvo Šmaineksas ir aš Danielius. Ir mes sakome jums iki.